Trenere, kokios pagrindinės pamokos, ką labiausiai pavyks pasiimti iš tokių rungtynių šiandien? Manau, pagrindinė pamoka tai, kad žaidžiant su tokiom komandom neturi teisės klysti, nes kiekviena klaida ir iš karto yra paverčiama į taškus. Tai čia pagrindinis fokusas, kiekviena menka detalė, jinai turi neįtikėtinos svarbos. Ir jaunimėlis mūsų nėra pratęs. Taip atrodo, čia suklydau, ir baisiai čia, treneri, kas čia tokio, ką čia? Va, šiandien geriausias pavyzdys, kas čia tokio. Pirmajam ketvirtį atrodo visai ir neblogai viskas klostėsi, bet nuo antro kėlinio antros pusės ten daugiau mažiau buvo spurtas iš Vilniaus komandos. Kas ten atsitiko jūsų akim? Prieš rungtynės sakėm, kad bus labai svarbu vidinis nusiteikimas ir ta kūno kalba. Gausim iš eilės 6 taškus atkarpą. Ir jeigu bus nuleistos rankos, bus dar 12 taškų atkarpa. Tuo momentu va taip ir buvo. Tiesiog pasimetimas, nesugebėjimas atsakyti ir išlaikyti šaltą galvą, kada niurkteli po vandeniu. Va, čia irgi mokomės. Ketvirtasis ketvirtis, ypač jo antra pusė, buvo puikiai puolime jums. Iš tikrųjų ir galbūt kažkiek ir Vilniaus Kibirkšties toks merginos ir atsipalaidavo, bet nemenka čia rolę vaidina bent mano akimis ir psichologija. Kaip tą psichologiją užtikrinti visas 40 minučių aikštelėje, kad būtų lengviau ir jums, ir pačiai komandai? Čia va ir yra tas didžiulis darbas, ypač dirbant su jaunimu, kad rungtynės nesibaigia pažiūrėjusio rezultatą. Rungtynės baigėsi su paskutiniu švilpuku. Kas be atsitiktų, aš privalau atiduoti 100%. Laimiu, pralaimiu, nesvarbu, kas prieš mane žaidžia, išėjo antras, trečias, penketas, visiškai nesvarbu. Mano žaidimas nuo to neturi pasikeisti. Kai mes tai suprasim, kai mes išmoksim atiduoti viską aikšteliai, manau, mes turėsim daugiau tokių gerų atkarpų. Treneri, ar viskas pavyko, kas buvo suplanuota šiose rungtynėse? Iš tikrųjų, daugmaž taip. Gal tiesiog gale rungtynių toks atsipalaidavimas gavosi, bet prie tokio didelio skirtumo taip turbūt visada būna. Džiaugiuosi pergalę, džiaugiuosi gerą energiją. Tikrai tos ketvirtadienio rungtynės tokios be energijos buvo paskutinės mūsų, tai džiaugiuosi, kad ta energija atsirado ir tikiu, kad išlaikysim ją iki sekančio Eurocupo rungtynių. Trečiam kėliny varžovės taikė ir aikštės gynybą, bet atrodo puikiai išgliaudenot. Taip pat, ko reikės, kad trečiadienio rungtynėse viskas taip pat sėkmingai pavyktų. Tai sakau, reikia tiesiog geros energijos, tikėti viena kitą, tikėti tai savo metimais ir jie sukris. Tai džiaugiuosi, kad šiandien jie sukrito. Dar kartą noriu paminėtas paskutinės rungtynės, kur nieko nepataikėm, baigiam rungtynės su 1 tritaškiu. Tai kai tu pataikai, automatiškai atsiranda pas tave ir daugiau tos energijos gynybai padirbėti, tai dėl to labai džiaugiuosi.